Kada reikėtų atnaujinti jūsų kompiuterį? Ar jūsų kompiuteris lėtas? Gali būti, kad atėjo laikas atnaujinti. Štai kaip ir kada atnaujinti operatyviąją atmintį, vaizdo plokštę arba SSD diską. Pradėkime nuo operatyviosios atminties. Atnaujinti operatyviąją atmintį, jei pastebite lėtą veikimą, atliekant daugia programinę, daug resursų reikalaujančią užduotį. Įsijunkite Task Manager ir patikrinkite, kiek operatyviausios atminties kompiuteris naudoja. Tai bus vienas iš indikatorių, kad galbūt jums jau laikas prasiplėsti savo atmintį. O atnaujinti paprasta. Tiesiog patikrinkite savo pagrindinės plokštės suderinamumą gamintojo puslapyje ir pridėkite daugiau operatyviosios atminties lazdelių arba pakeiskite esamas į didesnės talpos modulius. Toliau vaizdo plokštė. Jei žaidimai lagina arba jūsų grafikos reikalaujančios užduotys yra lėtos, laikas keisti vaizdo plokštę arba procesorių. O gal net ir abu. Palyginti, kurį komponentą jums reikėtų atsinaujinti, galite per Bottleneck skaičiuotuvą. Pasižiūrėkite, kaip veikia naujoji vaizdo plokštė. Įsitikinkite, kad jūsų maitinimo blokas gali dirbti su naujoju GPU, kad jis telpa į jūsų korpusą, įdėkite atnaujinimo tvarkyklės, perrašykite driverius ir mėgaukitės geresnių našumų. Galiausiai jūsų hardas. Jei trūksta vietos arba kompiuteris amžinai užtrunka, kol įsijungia, pereikite prie SSD disko arba ir dar naujesnio ir greitesnio tipo NVMe diską. O aš kviečiu apsilankyti mūsų tinklalapyje rpc.lt ir įsigyti kompiuterinės technikos dalių. Geriausiomis kainomis.